Lietuvą yra aplankę begalis žymių žmonių, tokių kaip Cristianas Ronaldo, Madonna ar popiežius Jonas Paulius II. Tačiau šių metų Liepos 16-ąją Vilniuje masė žmonių, policijos palyda ir netgi pats Vilniaus meras Valdas Benkunskas susipažinti atvyko ne su kokiu tai dainininku ar politiku, o turinio kūrėju Darren Jason Watkins Jr., geriau internete žinomu kaip iShowSpeed. Ir nors šį interneto numylėtinį su daugiau nei 42 milijonai sekėjų YouTube platformoje tą lietingą vasaros vakarą pamatėme Lietuvoje, pradėkime istoriją nuo pradžių, nes viskas prasidėjo Estijoje. Ankstyvą rytą automobilyje sėdintis Speedas pareiškė, kad vienos nepertrauktos transliacijos metu jis aplankys visas 3 Baltijos šalis, o tai bus ilgiausia jo nevirtualioje erdvėje atlikta transliacija. Praėjus vos tik 4 minutėms nuo transliacijos pradžios, jis išlipo iš automobilio ir jį jau buvo pradėję apsupinėti fanai. Na, o 5 minutę už jo jau buvo susidariusi nemaža minia ir į darbą turėjo kibti jo privatūs apsauginiai, tam, kad Estijos Delfi komanda galėtų paimti šio interviu. Už dar 1 minutės jis jau tuokėsi su vienu iš savo fanų. Tie, kas nesate susipažinę su šio veikėjo turiniu, jau galite suprasti, kokios chaotiškos ir neprognozuojamos jo transliacijos gali būti. Tačiau tai buvo ne visada. Speedas savo karjerą pradėjo būdamas dar vaikas. Jis transliuodavo, kaip žaidžia įvairius žaidimus prie kompiuterio, tačiau net ir karjeros pradžioje jis rodė savo chaotišką pusę. Pykdavo ant savo oponentų, laužydavo klaviatūras bei skraidydavo kameros link. Pradėjęs pagauti pagreitį, jis pradėjo transliuoti ir už kompiuterio ribų, o tai jam padėjo atrakinti didžiausią savo potencialą. Dabar jis keliauja aplink pasaulį. Vieną dieną jis žaidžia kriketą Indijoje, o kitą Kinijoje stabdo eismą su 10-tūkstantinė minia fanų. Estijoje Speedas atliko nemažai veiklų, šoko estiškus tautinius šokius, susitiko su Estijos ministru pirmininku Kristen Michal, ragavo įvairius maistus, apsilankė pirtyje ir taip toliau. Jam bevažinėjant vandens motociklu aplink krantą to stebėti susirinko didelė minia, o dalis fanų susibūrė ant šalia esančio medinio tiltelio, kuris nebuvo pritaikytas išlaikyti tokio didelio svorio ir su visų būrių fanų įlūžo. Paskutinė jo veikla Estijoje buvo pasivažinėjimas driftui pritaikytame automobilyje su 2023 m. Estijos drifto čempionu Karel Pyroja. Tada Speedas savo privačiu lėktuvu skrido į Latviją, kur apsilankė vietinėme turgelėje, kur skanavo rūkytą žuvį, pasodino medį viename parke, kuris buvo pažymėtas jo vardu, bei susitiko su krūva fanų miesto centre. Šiek tiek išsekęs, miegojęs vos 5 valandas ir visą dieną girdėjęs fanų riksmus, Speedas įsėdo į lėktuvą ir patraukė Lietuvos link. Nors visą dieną besilankant Baltijos šalyse jį lydėjo puikus oras, lėktuvui nusileidus Vilniaus oro uoste, nuotaikos laukė kitokios. Dangus buvo apsiniaukęs bei kilo stiprus vėjas. Lauke jį pasitiko Paul Demiko ir įteikė jam žymiuosius Lietuvos marškinėlius, bei pasiūlė jam šaltibarščių kokteilį, kuris jį neįtikėtinai užkūrė. Nors lietuviai dažnai žinomi kaip kuklų žmonės, kurie dažnai nėra drąsūs prieiti prie įžymybių, oro uosto valdose vaizdas sakė priešingai. Lauke buvo krūvo žmonių, kurie stengėsi nusifotografuoti, rėkavo bei barškino į automobilio langus. Vos tik komanda paliko oro uostą, pradėjo lyti, kas ne visai patiko komandai, nes tai kėlė pavojų jų įrangai bei transliacijos ir sutartų planų kokybei. Pakeliui žmonės komentavo įvairius lietuviškus žodžius, tikėdamiesi, kad Paulius Speedu juos taisyklingai atkartos. Paul, how is book in Lithuanian language? Oh my, no, I'm not gonna go there. Nope, not gonna answer that question. Just answer it. Knyga. It's book in Lithuanian. You already know this, I saw the clip. Don't act like you don't know. I don't give a fuck! Everything's new to me! Pusė. Pussy? Pusė. What? Nah, y'all going crazy in Lithuania. Say B 2 times. BB? The BB. classic. BB. What? That just means penis in Lithuanian. Bro, why everything? Po netrumpos kelionės per lietaus apsemtą Vilnių kamščių metu su policijos palyda, Speedas atvyko į pirmąją savo stotelę Lietuvoje – Valdovų rūmus. Prie jų vartų jį pasitiko ne kas kitas kaip Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Rūmų prieigose jis Speedą vaišino įvairiais maistais bei leido jam sudainuoti keletą lietuvių liaudies dainų. Paskui sekė šokiai bei tradiciniai lietuviški žaidimai. Sekanti lokacija, į kurią keliavo komanda, yra Vingio stadionas susitikimui su Mykolu Alekna, disko metimo rungties pasaulio rekordininku. Ten jis buvo pramankštintas, o tada Mykolas stengėsi jį išmokinti, kaip teisingai mesti diską. Ir nors Speedas nebuvo itin patenkintas savo rezultatais, jam rungtyje pavyko aplenkti vieną iš savo raumeningų apsauginių. Pramogos eigoje aikštėje pasirodė ir Robert Karagezian, Lietuvoje gyvenantis sprintininkas, kuris jau anksčiau buvo patekęs į Speedo transliaciją. Tiesa, kita forma. Speedas sakė, kad ketina atskraidinti 5 atrinktus žmonės, kurie galės prieš jį lenktyniauti, ir tas, kuris jį įveiks, gaus $10,000. Speedas žinomas kaip itin greitas vaikinas ir dažnai lenktyniauja su žmonėmis savo transliacijų metu, o vienos iš šių metu pastebėjo Robertą ir sakė, kad video su juo bus, bei jį pridėjo į privačią Discord grupę šio video filmavimui. Tačiau tolimesnės informacijos šis nesulaukė. Pasirodžius Robertui, Speedas prisipažino nesijaučiąs tinkamoje formoje lenktynėms, nes miegojo vos 5 valandas ir iki šio momento jau 9 valandas darė aktyvias veiklas Baltijos šalyse. Tad galų gale lenktyniauti su Robertu dėja atsisakė. Nepaisant to, jis leido Robertui pasisakyti prieš kamerą, su juo pabendrauti, pasirašė ant jo Cristiano Ronaldo marškinėlių bei kartu padarė atbulinį salto. Sekanti veikla – šaltibarščių gamyba bei degustacija. Tiesa, šaltibarščius gaminti jam padėjo tas pats žmogus, kuris Latvijoje vos išėjus iš oro uosto Speedui ištiesė raudoną kilimą, pasveikino jį atvykus į Latviją bei šoko kartu su juo besiklausant Michaelo Jacksono Billie Jean dainos. Šaltibarščių gamyba buvo itin nejaukus, tačiau sąlyginai romantiškas momentas tarp dviejų džentelmenų. Antrą kartą valgydamas šaltibarščius, Speedas gavo jų paragauti su bulvėmis bei kiaušiniais ir buvo dar labiau sužavėtas mūsų numylėtos sriubos. Prieš paskutinę viešnagės Vilniuje vieta – televizijos bokštas. Tiek išorėje, tiek viduje prie lifto, tiek bokšto viršuje buvo pilna gerbėjų. Užkėlęs liftu Speedas pasirašė už savo saugumą, ant jo buvo uždėti apkaustai ir jis buvo išsiųstas laukan, televizijos bokšto krašto link. Kaip ir bet kam, tai buvo gana baisi pirma patirtis, tačiau vos po kelių minučių jis įsidrąsino bei labiau pradėjo pasitikėti virve laikančią jį nuo kritimo žemyn. Ir Speedas pradėjo bandyti atitrūkti. Tačiau jį sulaikė jo apsauginiai. Tada vienas iš gerbėjų jam įteikė Lietuvos Ryto šaliką ir transliacijos komentaruose kilo eilinis mūšis tarp Žalgirio ir Ryto gerbėjų. Ginčas tapo toks rimtas, kad net ir Speedas pradėjo ieškoti teisybės. Prieš paliekant televizijos bokštą jis buvo sužavėtas kelių magijos triukų bei gavo lietuviškus futbolo marškinėlius su savo vardu bei numeriu 7, reprezentuojančių ne tik jį, bet ir jo dievinamą Cristiano Ronaldo, žmogų, kuris netiesiogiai, tačiau neįtikėtinai stipriai įtakoja visą Speedo karjerą. Nusileidus televizijos bokšto liftu žemyn ir trumpam praradus transliacijos vaizdą, komanda patraukė galutinės stotelės Baltojo tilto link. Ten jį pasitiko didžiausia minė iš visų Vilniuje aplankytų vietų. Nemaža Baltojo tilto dalis buvo užtverta stop linijomis bei apsupta policijos. Viena iš paskutinių veiklų – kova su tikrais kalavijais, kurios metu visi fanai labai norėjo prieiti kuo arčiau, tačiau tiek apsauga, tiek pareigūnai juos ragino atsitraukti dėl saugumo sumetimų. Unikalu tai, kad Speedą itin charizmatiškas pilotas pakėlė oro balionu, tačiau ne aukštai ir niekur jis neskrido, o tiesiog kybojo virš milžiniškos fanų minios. Nusileidus žemyn, jis buvo atlydėtas iki krepšinio aikštelės, kur metė iššūkį keliems fanams. Pirmasis laimingasis Cristiano Ronaldo kaukė dėvintis bičiukas, kuriam po kelių įnirtingų raundų ekstremaliai koordinuotų veiksmų pavyko sutriuškinti Speedą visų jo fanų akivaizdoje. Beieškant sekančio oponento, prie jo pribėgo mergina, kuri jau gana ilgą laiką stovėjo minios priekyje ir turbūt laukė tinkamo momento. Na, o tada pažiūrėkit patys. Nejauku. Tačiau toks yra šių transliacijų likimas. Sekantis ir paskutinis krepšinio mačas pasisuko kita linkme, kai Speedas antrų bandymų sėkmingai apsivarė savo oponentą, jį pažemindamas štai tokiu veiksmu. Prieš atsisveikinant, jis bėgdamas nuo fanų užsilipo ant autobusiuko
pasirašė ant jam įteiktų futbolo marškinėlių, metė juos į fanų minią ir įsėdo į automobilį. Lėtai tačiau užtikrintai automobiliu pavyko atsitraukti nuo gerbėjų minios, o tada, užbaigiant transliaciją, Speedas pasakė tai. 3 countries in one day, a 12-hour stream, non-stop live, didn't even sleep once, with 5 hours of sleep. Estonia, Latvia, and Lithuania, nothing but least, nothing but last. Wait.